Supranti, rengiau šitos treningus. Intentional. Supranti, aš praeitą podcastą irgi buvau su treningais. Ir šį podcastą galvoju, nu tu tai stopudovai ten kažką būsi cool apsirengus. Ir galvoju, ką aš noriu. Bet taip, jeigu prisijungiu prie savo širdies čakros, aš tiesiog noriu būti su treningais. Patogiai, ne? Patogiai, ramiai. Ir tada grinai pagalvojau, blemba, dabar kai atsiskyriam tos profilius, žinai, ir pasižiūriu į tavo profilį ir į mano profilį. Ir dabar jau taip matos tos dvi skirtingos, tokios skirtingos moteris. Ir Patikėk. Ir tada aš tiesiog su tais šiaulietiškais, žinai, treningais, kiekvieną podcastą tu ten su savo žolininkės outfitais. Jo, aš shout out mano močiutė, kuri čia nupirko tokią suknelę man, kuri tinka prie mano vėlinio. Tai aš čia šiandien tiesiog grinai va tokiam vibe šiaus podcastui. Bet kaip kulta tavo močiutė tau grinai tokių suknelių paduod, tipo, Ir tiesiog tau. dangaus, tiesiog man grinai. Tu turi tą vaibuką, tu treningų ir jisai yra geras, bet tai tu turi ir visiškos divos, kur yra ir to tam pas tave. Ne, tai for Instagramo sure, aš rytoj iš vis moterų ratą vedu Kaune ir deivių temą ir tiesiog būsiu most diva rytoj jau 9 ryto su ten craziest suknelė, bet dabar aš esu Šiauliuose su treningais. Aš noriu kakavos. Davai, išgerk. Moterie. Tik Gal pakvepuojam kokius 3 įkvėpimus vėl ir tada aš norėčiau pradėti. Ai, čia mes dar nepradėjom. Iškart harmonizuoju. Labai noriu pasakyti dar vieną dalyką. Tu supranti, šiaip kodėl aš rengiaus tos treningus. Nes aš, supranti, creatinau šiandien tverko playlistą, žinai, ir grinai galvojau, atvarysiu čia į šitą podcastą ir va toks vaibuks bus tiesiog shake your ass for your ancestors, shake your ass for your ancestors, žinai, ir galvoju, tikrai reiks užtverkinti. Tai va, it happened. Gerai, susikaupkim, čia rimtai atėjom. Užtverkinta tiesiog for the ancestors. Grinai. O aš dypinau, žinok, kai čia dainavom ką tik kvepuodamos, nes abi turėjom tokią, net nesakysiu, sunkesnę savaitę. Aš nežinau, ar tu įvardintum sunkesnę, man tokia tiesiog gili ir skaudi, bet ir gydanti ir atverianti. Grinai, man nebuvo sunki, bet buvo stipri. Jo, rezonuoju. Tai atradau vieną momentą, kur grinai tokiam skausme buvau ir kaip faina man buvo išdainuoti tą skausmą, kur aš leidžiu ir garsą ir leidžiu savo išreikšti tai, ką jaučiu, žinai, per garsą, bet konkrečiai skausmą. O Dieve, kaip rezonuoju. Žinok, taip skaniai, kur... Belė kaip. Kur ar jau verkiau, žinai, jau viską, bet dar yra tas toks ir tada... taip išdainuojat, grinai, iš pačios širdies gelmių, bet tas skausmą, tai taip skaniai, žinok, išdainavau skausmą. Labai, labai rezonuoju. Žinok, panašią savaitę turėjau primeti. Jo irgi alchemizavau ir transformavau per garsą ir per balsą labai ir prisiminiau, žinai, iš tikrųjų, jo, man šitą savaitę asocijuojas tiesiog su žodžiu skausmas ir paskui pagalvojau, koks apdovanojantis yra skausmas, nes iš tikrųjų tiek daug jis gali atverti ir parodyti ir padėti suvokti. Ir kad nereik bijoti jo, o pat grinai leistis į jį, bet ir prisiminiau, vat, iš tikrųjų dar kartelį tiesiog kūno išminti ir kai sukuri tokį stiprų ryšį su savo kūnu, kad tu sugebi alchemizuoti skausmą ne tik per ašaras. Aš, pavyzdžiui, konkrečiai alchemizavau skausmą per balsą, per dainą. Gera pajusti kūno beribiškumą ir jo platybę, kai suvoki, kad gali pertransformuoti dalykus per, žinai, per tokį alcheminį procesą. Ir tai mane atved, pavyzdžiui, į tos momentus, kai ceremonijose, žinai, būdavo ten pradžioj ten ajuaskas ceremonijoje vemi 16 kartų, o žinai, paskutiniuose ceremonijose aš išmokau tiesiog pertransformuoti tiesiog per grinai, per judesį, per kvėpavimą, per subtiliausias energijas ir išleis, žinai, ir tada tam kūnui nebebuvo tiek krūvė, tai cool tiesiog. Ir va, labai gražu tyrinėti tą beribiškumą, kaip tu sakai, nes
mano default ayahuaskose būdavo vėmimas, o gyvenime verkimas tiesiog. Bet fainai irgi, kur aš net džiaugiuosi galėdama įvesti save į tokį jautrumą, kur kai yra sunkus jausmas, aš tiesiog taip įeinu, taip įkrentu, taip išverkiu ir atsilaisvinta energija. Tai labai labai gražu. Šiaip jo labai gražu. Greitai gali prasukti dalykus. Labai greitai. Jeigu tiesiog leidi savo nusileisti jausmą, išsiverkti, ir viskas. Ir fainai, bet taip įdomu buvo tiesiog šią savaitę tyrinėti per garsą ir kitą akimirką atsiminiau, net pati nedainavau, pasiėmiau savo būgną prieš ugnį ir tiesiog aš iš savęs net nieko neleidžiu, bet to būgno vibracija įveda tokį transą, kur pačioj erdvėj alchemizuojas tą emociją. Jo. Tai va, o šiandien norėjau pakalbėti apie mūsų ryšį dar kartą ir apie jausmus, kurie man iškilo, bežiūrint tavo atskirą kontentą šią savaitę. Ir kaip aš tiesiog prasiplečiau nuo to. Jo. Tell me more. Bet mes čia dar pašnekėsim, nes turiu ir gilesnių dalykų tau sakyti, kaip minėjau, kurie čia eiti negali, bet noriu, kad... Sorry. Tiesiog too deep, bet noriu viešai pasidalinti ir šitą gražią istoriją, kaip viskas gimė, nes mes dar sakėm, tu sakei praeitą kartą, kai buvom kartu Molinukė, kad dar vis yra mūsų ryšy kažkoks toks ne iki galo, ten labai nesusitikims tam pačiam intimume. Mes jau esame good, bet dar toks kažkoks... Atstumo yra laikomasi. Kažkokia yra. Taip įdėčiau konkrečiai žodžius. Yra atstumo laikomasi. Taip, ir aš tokia, jo, bet tai čia normalu, kažkokia tokia jau. Ir pradėjau gerti Bobinsaną šią savaitę sode. Ir Bobinsana yra augalas labai nuostabus, kilęs iš Amazonės džiunglių, kuris dirba su širdim, gydo širdį, atveria širdį. Ir aš visą šį pastarąjį laikotarpį sėdžiu mano suvokimu su labai atvira širdim. Visada man atrodo, kad esu atvira širdim. Nesu grinai sėdėjus ir galvos, mano širdis kokia uždara. Ne, pas mane visada atvira, ji tokia atvira, grinai taip ir jaučias. Ir tada būn atsisėdus su kokiu širdies augalu, kaip rožė, Bobinsana ir kakava, kurios geriau mažiau šį laikotarpį. Tai pradėjo mane kviesti Bobinsaną labai ir aš prisėdau su Bobinsana vieną rytą, kitą rytą, trečią rytą. Aš galvoju apie tave ir taip verkti pradedu, nes man Iveta pasakė prieš savaitę, kad per jos gimtadienio koncertą mes kartu dainuosim Sirenitą Bobinsaną, kas man yra šiaip pakankamai random. Jo, tai yra daina iš Amazonės džiunglių, mes daug tų dainų žinom, daug medicininių. Tau random? Grinai man random, bet kai tą Bobinsaną geriau žinok, tai neberandom. Taip, filinu, tu neįsivaizduoji. Bet ne iš tos pusės random, kad negerai, o iš tos pusės, kad galėjo būti bet kokia kita, galėjo būti ten tieras, mi cuerpo. Ne, seniukai, ne. Kokią nors, nežinau. Tu tipo pajausk tą frequency, žinai, tiesiog. Ai, tai aš jaučiu, žinau, tą frequency labai. Ir man taip atsiver tau širdis, kuri supratau, kad visgi buvo kažkiek uždara, taip atsiver. Ir aš verkiu, žinau, ir čia prieš tai, kai mes susirašinėjom apie mūsų procesiukus, tai prieš tai, ir aš jau verkiu, nes aš galvoju, mes dainuosim dar tą Sirenitą Bobinsaną dviese per tą tavo koncertą, kai čia taip viskas yra. Ir aš labai daug dalykų tiesiog labai gražiai pamačiau, apie kuriuos giliau tau dar pasakysiu. Gal kitą kartą ir viešiau, bet... Kaip įdomu, bet kažką biškai užbaig čia, nes... Tai dabar į ką eisiu, čia yra vienas iš tų dalykų. Tai čia davai. Sausai visiškai nebus palikta, tikrai. Nes aš tiesiog čia su žiūrovu sėdžiu ir galvoju. Užkelta, next. Nes aš tiesiog žiūrovė, mielasis ir mieloji, tiesiog aš su tavimi, aš irgi nieko nežinau, mes atsisėdom, čia ką tik susitikom, Amanda aš atvarė iš viduramžių. Grinai atvarius iš gamtos su žiniom. Grinai, tai sakyk, kas čia vyksta apšė. Tai va, tiek, žinok, prajaučiau su tavim ir pragyvenau. Ir kelios akimirkos, kaip minėjai,
vis labiau matos, kokios mes skirtingos, kai atskirai kuriam turinį. Ir tu reprezentuoji man drąsą ir beribiškumą. Ir aš tokį vieną praėjau su tavim, kur tu įkėliai storiukų, 2 tavo pasidalinimus noriu padiskutuoti su tavim, taip nuo pirmo pradėsiu. Tu įkėliai storiukų apie kažkokią meditaciją, kur tu įkėliai į savo ratą laisvės ir tu tiesiog pateki, Marinė, ir sakai, ir čia ne pirmą kartą, bet pirmą kartą taip grinai, kaip tave stebėdama pamačiau, tu tiesiog ten su saldainių emodžiais grinai tokią gerumą, nežinau, ką tiksliai sakei, bet vibes, fucking Dievo siųsta, tiesiai iš kanalo, niekur tokios nerasi, niekur meditacija. Žiūriu, kaip tu drįsti, tiesiog konkrečiai, kaip tu drįsti. Ir triggerin. Ir aš, ir aš galiu netgi suprasti tą rolę tiesiog triggerinimo, giliau į tave žiūrint, net apie savo vidinius procesus, kai aš keliu kažką tokio į išorę, nes aš irgi įkeliu turinio, kuris išmuša saugiklius. Ir man tada sunku būna suprasti, kai būnu toj pozicijoje, kaip tai triggerint kažką. Ir dabar aš apsikeičiau vietom, kur tavo dabar content man išmuš saugiklius. Primeti. Tai tave triggerint? Mane triggerint. Grinai sėdžiu ir galvoju, mane triggerint. Eik. Kas tu, o tai kas būtent? Tai va, kas čia mane triggerint? Ir va, grinai toks, kaip tu drįsti, kaip tu sau leidi kimarint ir sakyti, čia yra the best. Tiesiog toks, žinai, nes va, grinai persileidau per save ir netgi paėmiau visą feedbacką, kurį esu gavus aš iš žmonių apie savo darbą, kaip ten visiškai net, kaip taip galima informaciją skleisti žmogaus, tiesiog kaip tai gali žmogaus, tokią kosminę informaciją, tokius visokius, ir tada įsivaizdavau save. Čia dabar ką paleisiu, tai tokią kosminę informaciją, čia jūs net nepatikėsit, kad iš žmogaus tokią sėdžiu, vaibinčiau grinai, jeigu tokį šautum. Tai va, ir aš sėdžiu, grinai, va, toks jau, aš taip galėčiau atsistoti ir ant tiek užaunint, kad sakyt, va, jūs net nepatikėsit, kaip gali tokią informaciją iš žmogaus lūpų dabar išeiti. Tai žodžiu, tai tave užtrigerino tai, kad tu nedrįstum pasakyti, tiesiog, kad mano meditacija ir ten mano belekas yra fucking amazing. Jo, bet grinai va taip užleimint, kad amazing, grinai nedrįščiau tiesiog, bet tada atsistojau į tokį, kur bet plečiamės. Bet jeigu leisčiau, ne? Jo, ir tada grinai pajaučiau, kad tai yra jausmas, kuris galbūt daugam kyla, žiūrint į save toks, kaip tu savo leidi. Va toks. Tai man čia atsakyti šitą klausimą? Tiesiog pakomentuok, jei turi ką, nes širas kaip aš sau leidžiu. Wow, geras klausimas. Kaip aš sau leidžiu mėgautis savo pačios darbo vaisiais. Nu va, ir man čia toks skirtingas, nes aš einu su to išmušančiu saugiklius kontentu iš visai kažkokios kitos pusės. Iš kokios? Autentiškos kažkokios ekspresijos, bet ji nėra apie tokį, nėra apie kaip man gera jau savo darbo vaisius. Va, šits mane domina labai. Žinok. Nes čia yra ta energija kontroversiška, tokia, kur ta riba, kur jo. Nu, pažiūrėk, aš nelabai žinau, ką tau atsakyti, jeigu taip nuoširdžiai. Ką aš žinau? Leidžiu savo fucking mėgautis, nes konkrečiai amazing ta meditacija. Tipo, aš nemeluoju. Aš yra tikiu. Bele kokia geruma ta meditacija. Aš nesu girdėjus tokios. Tipo,
jeigu būčiau girdėjus, žinai, nu, žodžiu. Anyway, bet mano mama, man kažkada, žinai, irgi man yra tokia šovus, kur sako, nu, tu jau labai geros nuomonės apie save. Sakau, Va šits įdomu. tai faktas, o tai tu ne. Tai, žinai, tai sako, nu, reikia būti kukliai. Kas tai pasakė? Žinai, nu, reikia kuklumą, žinai, reikia kuklumą, bet tipo, what? Bet jeigu tu nesi savo komandoj, tu nesi savo didžiausia fanė ir palaikytoja, tai kaip tu gali tikėtis, kad kažkas kits tavo bus didžiausias fans ir palaikytojas? Nu, tai toks tipo, ką, tai man reikia save neigti, nes kažkas pasakė? Jo, būn, žinai, kad natūraliai ateina irgi tas kuklums per momentus, kur aš tikrai nesijaučiu, gal kažkur iki galo drąsi, gal ten kažkas. Ten, kur pati tikrai negalvoju, kad wow, va čia tai meditacija. Nu, tai yra faktas dalykų, ten aš gal, nežinau, ne pati nuostabiausia kokia nors šokėja, žinai, ir aš tipo neteinu ir nesakau, kad eik, tu dabar tipo tokį šokį sukūriau, žinai, tipo nieks tokia matė nėra, nu čia nesąmonė, čia tipo ne, tipo žinai, aš nesu šokėja, žinai. Bet tipo, ten, kur nuoširdžiai džiaugiuosi. Nu, bet kur aš nuoširdžiai džiaugiuosi, tai aš ir pasidalinu, bet tas jausmas turi būti tikras. Ir toks tipo vientisume turi būti ir tiesoj su savim, arba kitaip jis ten net neužtrigerins, žinai. Tipo, jeigu net nesi tiesoj, žinai, tipo net neužtrigerins. Grinai. Bet tai čia tas kyva, pajaučiau, kur susitink mūsų šitą energiją, kad tai eina iš tiesos tiesiog. Eina iš tiesos ir tada trigerim. Jo. Šiaip norėčiau išgirsti net komentaruose, jei kas žiūrit ir pajausit, pasidalint, ar jumis trigerint šitą energiją ir kur jūs esat su tuo, nes šiaip čia jaučiau pakalbėti apie tai, nes grinai pajaučiau tokį kolektyvinį, kad yra stipri programa, va tokia, ne, būkim kuklios, net čia savimėlą belę kokią, čia taip šnekė apie save. Man va tokios programos, kur aš sąmoningai suvokiu, kad bullshit, old earth, mes jau einam į naujas vizijas, tai tą sąmoningai suvokiu, bet kūne yra tos programos, galvoju, what the fuck? Kaip tu drįsti save girti, žinai, toks pasigirti, o Dievas Dievas pasigirti. Bet žinai, kas yra, nu, bet yra, aš galiu irgi, žinai, rezonuoti su šitą energiją, nes tikrai būn, pavyzdžiui, žmonės, šitą energiją, pavyzdžiui, mane trigerint, kai žmonės girias apie kažką, kas yra fake. Tipo, arba jie dar ne ten. Arba toks tipo banda pritempti save ir girias, žinai, toks tipo, omga, žinai, iš niekur ateini, dabar aš to ateičiau ir ten kokį nors vapšė random šaučiau. Ir man ten rytis atėjo ir pasakė, kad aš esu pati gražiausia. Žinai, toks tipo, tu jauti dissonance in the energy. Man nėra svarbu vapšė pasidalinti šito fakto su tavim. Nėra čia kažkoks crazy, žinai, man neturi jausmo attached nuoširdžiai. Neturi pati nuoširdaus jausmo apie šitą faktą, bet ateinu, nes tipo, noriu pasakyti, žinai, nu, tipo, nėra tokia susilygiavimą, kažkokia beleka šaudai, nu, žodžiu. Tai va, kažkaip, kai nuoširdžiai jauties ir pasidalini. Bet šiaip jo irgi šitą temą pasidalinčiau, kad gal pamačiau kaip niekad, bet irgi per šitą savaitę ir net per pokalbį su Ginteliu. Draugelis yra mūsų Gintelis, kurį tiesiog konkrečiai myliu, nes jis yra... Draugelis Gintelis. Max draugelis, jisai tiesiog... Shout out, jisai irgi, kurio turime. Jo, niekada jis nepažiūrės to podcast'o, Gintelis ever, žinok. Nu, bet respekt. Jo. Žodžiu, kontekstui, tai Gintelis yra draugelis, tiesiog su kuriuo mes susitinkam ir visą laiką kimbam. Tai tiesiog kimbam viens kitam, tiesiog kažkur priskabinam, nesutinkam viens su kitu, kažką ten aiškinamės, diskutuojam, komentuojam, nu toks kovojam kažką. Bet nepiktybiškai, labai su daug bairių, su žvengot, bet tokia tyra tiesiog dvi labai skirtingos energijos, full susitink, pilnoj tiesoj. Jisai savo varo ir aš savo varau, bet tipo nėra kažkokių blogų jausmų, aš tipo visą laiką džiaugiuosi Gintelį priimti, tipo, kai jam reikia, ar ten, kad jis atvarė mūsų aplankyti vakar, tiesiog nežinau, man labai gražiai yra ta draugystė, nes
žmonės anksčiau pamatydavo mumis ir ant kiek mes tiesiog tiesiai šviesiai sakom, kaip yra, aš jam sakau, ten gintelį tu kaip džumbras atrodai, tipo, susišukuot plaukus. Bet taip gražu, aš tai šoną stebiu jūsų tą ryšį, jisai ant tiek tiesiog pastatyts ant tiesos. Nu, ir ta prasme, ir žmonės grinai sėdži šalia ir tipo, kaip jūs drįstat vien su kitu taip šnekėti ir kaip ten iš vis jūs leidžiat savo. Irgi, žinai, o mes žvengiam ir galvojam, oh my god, mes visus apsisukom aplinkui, sakom, žiūrėkit, mes iš vis nesipykstam, mes tiesiog mūsų toks santykis, ta prasme, mes taip bendraujam. Tai jo. Bet jo, ir per kalbą su Ginteliu irgi tiesiog biškai sustojau kažkaip pajausti, kiek aš žmonių trigerinu, žinai, tipo my tender heart, tipo kiek aš žmonių trigerinu. I see you. I see you, thank you. Toks tiesiog. Aš dar irgi nesustosiu, tu dar užtrigerinai mane. Nu, davai. Dar ir už šitą, už kiekvieną tą triggerį, grinai, aš galiu ateiti ir kviečiu ir kitus ateiti ir pasakyti, ačiū, grinai, kad tu pajaustum, kad tu triggerini nebereikalą, tu darai stiprų darbą čia. Jo, aš šiaip šitą suvokiu. Suvokiu? Aš suvokiu, kad kiekvienas triggeris yra tam žmogui pasižiūrėti. Ta prasme, visiškai. Tai tam ir yra triggerio esmė, kad mes darom tą šešėlio darbą, shadow work, žinai, pasižiūrim kažkur, kodėl man triggerint, ką man čia reikia pamatyti ir išmokti. Bet tai nereiškia, kad man kaip triggerintojai nėra tai kartais, žinai, irgi nejauku ar nemalonu, ar tipo... Suprantu šitą, tai tikrai labai gerai. Jeigu kažką suprantai, tu ar manyta. Bet pratęs. Aš užtrigerinau, kodėl? Gerai. Žodžiu, next įmetė į Reelsą. Žinok, grinai net kažką, neatsimenu ką tiksliai, apie pinigus šnekėjai. Ir irgi ten tavo energija tokia, kur tu sėdi kažką ten tipo plagiam, žinai. Ir money, tokia energija. Grinai, aš net tekstą paskaičiau, tekst labai good, captioną neatsimenu, atsimenu tik, kad žiūri tą Reelsą ir channel'os energija, money. O toks vibes, money. Tiesiog ir triggered, vėl triggered. Ane, nu ir ką ten iškėlė? Ir iškėlė, kad wow, grinai net pažiūrėjau, wow, tai čia tie pinigai dar vis toks hot topic vidiniam pasauliui, toks kur, grinai kur, ar ji kalba apie seksą, ar ji kalba apie mėnesinės ir tą patį, ar ji kalba apie pinigus? Ar ji ką tik pasakė žodį pinigai? Va, būtent toks, žinok, grinai toks, kaip ji drįsta. Nenaudėlė, tiesiog nenaudėlė. Kaip ji drįsta. Nusidėjėlė. Grinai. Ir sėdžiu, galvoju, no way, dar vis hot, grinai, tuos pačius tabu dalykus. Ir davei progą, grinai, vėl pasižiūrėti pinigus, kad yra ten dar kažkoks baubs, kad irgi, čia taip šnekėti apie pinigus, irgi taip užaunint pinigus, taip stovėti šitoj energijoje, dar vis toks, tai nežinau, ar čia dora, žinai. Oh my god. Tokią energiją ir aš irgi čia nebesu jai tarnauti. Tai davė pamatyti, kad, kodėl? I see you, sister. Ir tiesiog, žinai, aš va dabar pasidalinau, bet žinai, kokią aš kelią nuėjau, kad jau dabar taip stovėjo tokioje energijoje. Tai papasakok, nes čia big, grinai, pinigai, big. Tai kai man buvo 7 metai, nužudė mano krikštatėvius dėl pinigų, nes jie buvo super turtingi. Ir aš 7 metų vaiks įsirašiau į savo pasąmonę, kad pinigai lygų grėsmė, pinigai lygų mirtis, pinigai lygų netektis, ta prasme visus baisiausius. Ir aš atsimenu puikiai, kaip aš kaip vaiks būdams, aš tiesiog grinai, tipo, tokia nusiteikiau prieš pinigus, nes čia yra pats blogiausias blogis pasaulyje. Ir nu žodžiu, tiesiog praėjo daugelis metų ir atėjo laikas kažkaip pamilti savo pinigus. Lemba, tai fucking dirbi visą laiką
tipo, darai dalykus, kuri kažką ir kažkokiam rate užsisukus lūpę konkrečiai, kažkokia tokia nemeilė, irgi visi šitie jausmai, pinigų turėti nedora, blogai, ten turtingi žmonės, tokie ir tokie. Ir iš tikrųjų pas mane sukos šits visas dalykas ir aš nelabai buvau sąmoninga apie tai. Ir tada jie valaunagė prie manęs priėjo per tą festivalį ir jinai priėjo ir sako, turiu tau žinutę, sakau, eik, kokią, sako, ką tu galvoji apie turtingus žmonės? Ir aš tokia, kad jie pasikėlė šlykštų žmonės. Ir sako, tai va, čia tavo problema. Ai, ačiū tiesiog. Ir pradėjau daryti daug to įsitikinimų darbo, kūno darbo, somatinio darbo, būtent konkrečiai apie šitą savo temą, nes... Bet žiūrėk, dar pasakai žodį pasikėlęs, va čia šit žodis yra iš to praeito trigerio irgi. Kokia? Kur sakiau apie tą savimylės, kaip šventi save, šešėlius pasikėlus. Tai čia šitų šešėlių grinai transformacijai gali. Nes realiai tai pasikėlus aukščiau, vibracija aukštesnė, įsitvirtinus tiesiog, labai daug. Tiesiog šitą temą mano gyvenime užėmė erdvės. Tai va kažkam, žinai, yra santykiai, kažkam ir dar kažkokia tema. Mano temos, kuria aš daug turėjau akistatos ir darbo, yra pinigai. Ir pinigų energija tapo mano didžiausia mokytoja. Pinigų energija tapo mano tiesiog šešėlių transformuotoja ir purifier, žinai. Tokia skaistykla. Jo, grinai skaistykla. Tai jeigu leidi skurdo sąmonė, visą šitą trūkumo sąmonę, energiją, gyvenimas iš trūkumo, jeigu tam leidi, tai gali tapti didžiulis mokytojas. Nes tu žiūri, iš kur visa tai yra, iš kur atėjo, ir tada dirbi su savim. Ir žodžiu, jo labai daug pakeičiau savy, energijų, dalių, suvokimų, nuomonių, kad atverti ir pakeisti savo mąstymą ir suteikti savo galimybę nebebūti tuose energijose. Ir ypatingai dar mūsų kelias toks, kur tiesiog mes esam dvi emigrantų dukros. Girdai, emigrantų dukros, aš net eilėraštį buvau parašęs. Jo. Ir žinai, man kartais, pavyzdžiui, mūsų yra dvi draugės, ne? Liucija ir Gabija. Ir joms taip natūralu, atsimeni, tada turėjom tą pokalbį, gal Marokė lygtais, kad joms tai ten natūralu, žinai, jos ten nuo 17 varė ten keliauti ir jom ten natūralu leist belė kiek babkių, žinai, ir jos ten tiesiog leidž, pasitik, žinai, toks visoks. O tada mūsų, žinai, toks kelias, mes varėm keliauti ir mes iš 10 štukų prakeliavom 1,5 metų. Mes ten taupėm nežmoniškai, nenormaliai, ten kiekvieną... Ta prasme, taupėm, kiekvieną žingsnį taupėm, kaip ištempti daugiau, kaip staupyti, kaip ten kuo daugiau nemokamų dalykų įeiti, ištempti, ta prasme, toks, žinai. Bet ir iš tokių ateinam tiesiog gyvenimą. Jo, ir tiesiog ateinam mes su savo bagažu, su savo istorija, ta prasme, užaugom. Man iš tikrųjų taip deep, kad antiek stygiaus mentalitetas yra gyvas mūsų šeimoje, kad grinai išsirauti šaknis ir kažkur išvaryti, nes tu bijai, kad tavo šaknis grinai tavęs nepamaitins. O toks, žinai, toks deep. Tai tu išsirauni jas ir kažkur kitur. Ir iš tikrųjų ir tiesiog pamatyti savo istoriją. Aš dabar grinai net neberezonuoju nei su savo vaikystė, nei su savo istorija, bet jinai turėjo tiesiog savo rolę ir savo dalį, sakau, neberezonuoju, bet papasakosiu, kodėl. Tiesiog savo rolę ir savo dalį vedančią prie kiekvieno ten sąmonės išsiplėtimo ir naujo pasirinkimo, kaip būti naujai, kitaip, rinktis kitaip, drąsiau, plačiau.
jo, bet mūsų, žinai, ne mūsų praeitis kuria mūsų dabartį, o mūsų dabartis kuria mūsų praeitį. Yes. Tai kuo mes daugiau užsiciklinam ant savo praeities, aš čia atėjau ir, žinai, ten iš emigrantų, dabar, žinai, šeimos ir dabar dėl to pas mane yra va toks mąstymas ir dėl to aš negaliu pasakyti žodį pinigai, nes taip Čia yra so real, noriu so pasakyti. real, bet I fucking choose different, tipo, aš, žinai, tiesiog renkuos naujai ir tai belekiek reikalavo vidinės erdvės ir belekiek vidinės valios. Aš netgi patyriau savo kūne ir smegenyse tokį, kad kai dabartį perrašinėjau, man nedingsta atsiminimai kažkokie sunkus, kur atrodo anksčiau būdavo, grinai atrodo dings net atsiminimai, ar kitokie susikurva iki tokio lygio. Jo. Tai toks, wow. Tai irgi ir šitam vidiniam darbė, kaip ir keičiasi tos vidinės plotmės, tai kai pasirenku savo kažkokį skaudų prisiminimą iš vaikystės perkurti. Realiai perkurti. Ir tiek. Tai va, nežinau, ar atsakiau čia viską iki galo, bet... Tu vedėjai ties to, kad tu ilgą kelią tiesiog esi nuėjus pinigais, tai va, tu papasakoji backgroundą, kad esi iš tokio, nors tai dabar nebesmė ir neberezonuoji, bet va, kad tai tavo mintis, kad tu tiesiog esi daug praėjus, kad būti čia, kur esi dabar ir kad gali many vaimas skleis. Ir nebūtinai, ir dar noriu pasakyti, nebūtinai turi ilgą kelią praeiti. Gali tiesiog čia ir dabar pasirinkti. Dabar. Grinai, tu ėjai ilgą kelią, bet nebūtinai. Nebūtinai, gali tiesiog paimti ir dabar vidum nuspręsti. Ne. Tiesiog dabar aš rezonuoju labai pozityviai ir amazing tiesiog į pinigus. Ir dar labai noriu sugrįžti prie tos temos. Gal jau jinai kaip ir pasibaigė, bet labai noriu sugrįžti, kad tu dabar sakei, kad tu galvojai, kad tavo širdis buvo atvira, bet iš tikrųjų nebuvo. Ir norėjau tam momentui dar duoti koncepto. Pirma, kad iš kur konteksto. Kad iš kur aš kalbėjau tą momentą, tai kad aš jutau, kad yra laikomasi atstumo. Ir mano suvokimu šitos planetos čia yra vienas pasirinkimas - pakeisti. Man tai čia yra, ta prasme, tiesiog gali pakeisti. Ir dėl to man labai skauda, kai žmonės pasirenka tada laikytis atstumo. Tai dėl to aš iš to, žinai, intencijos atėjau ir tada kad tu, už kiek už savo čiukės pajutai, kad visgi buvo ten kažkoks tas atstums. Ir čia ir biški dar kontekstą duot, kad mes kalbėjom, tu sakei, kad bet jo, normalu, mes čia kaip ir dabar vėl statom savo draugystę ir atkūrinėjom santyki ir kad yra normalu būti tam tokiam daugiau atitolusiam kažkaip, nežinau, ryšy, tebūnie, kur biški laikomės tokį atstumą, čia dar apsiostinėjam, žiūrim, kaip čia kas, kažką. Bet aš kaip suprantu gyvenimą ir pasaulį ir kėliau grinai trigerius, tipo, ir tau, ir Liucijai, ir tad savo mamai už 2 dienų, žinai, kur, tipo, man yra toks, ne, aš galiu pasirinkti dabar būti labai intimiam, visiškam, pure susijungime ryšy. Ir man čia yra pats toks daugiausiai valios reikalaujantis dalykas, bet ir labai gražus dalykas. Ir gavau tada... Tiesiog, kad gavau tada patvirtinimą iš savo mamos už 2 dienų, nes jinai man pasuko ir aš taip vertinau jos tą pasisakymą, kad aš jai pasakojau tiesiog, kad mano močiutė pirmą kartą gyvenime man pasakė myliu, atsiuntė žinutę. Jis, tipo, geležinė močiutė 7-6 metų nėra gyvenime pasakius, bet tipo, per mano tiesiog tą tokį mylėkim, tiesiog būkim, mylėkim, tiesiog mylėkim. Aš čia noriu tiesiog praplėsti biški šitą tavo istoriją, kad suprastum, kad visi žmonės veiks skirtingai ir tu šitoj situacijoje su savo energija tu duodi labai gerą impulsą. Ir impulsas tada prakeliauti pro žmogų ir tada aš už savaitės galiu sugrįžti pas tave ir sakyti, tu buvai teisi, žinai. Ir čia tau tas grįžtamasis ryšys, bet nebūtinai tą akimirką, kai tu kažkam pasakysi, ne, yra atstumas. Ir tu dabar gali pasirinkti, kad tai prasisuks, nes aš va savo patyrimu tiesiog irgi, aš va tą akimirką tiesiog nemačiau tam tikrų dalykų. Tiesiog nemačiau ir aš negalėjau pasirinkti, nes aš nemačiau tam tikrų dalykų. Bet tu man davei impulsą,
kažkur jisai nuėjo, man net pasąmoniškai, aš grinai tą akimirką aš buvau full tiesoj, kad leiskim savo duoti laiko šitam ryšiui, kad jisai sava eiga išsievoliucionuotų ir čia tos dvi pusės, kur buvom tiesiog tam procese, tai tada stovėjau tokiam ir tada atsiskyriau, kažkokią sėklą pasėtą manį, aš tada vidinį darbą darau ir tada man matau ir atsiver širdis ir tada verkiu ir atsiver širdis ir matau. Ir jeigu net tie dalykai, kuriuos galėčiau pamatyti, aš tiesiog neišplėšiau to širdies. Tiesiog negalėčiau jos paimti ir atverti. Aš turiu pamatyti. Bet nesakau, kad nebūtų galimybės gerai tą akimirką nuspręsti atsisėsti ir žiūrėti ir sėdėti kartu, bet tiesiog, kai tu tą akimirką esi tokioj tiesoje ir tokia matyme, tu negali pamatyti plačiau tą akimirką, kai esi tiesiog tokiam. Tu sakai, kad tu negali pamatyti plačiau, kol nematai. Tiesiog kol nematai. Bet jeigu pamatai, tada gali. Gal tu galėtum pasakyti kažką konkrečiai, ko aš nematau ir leis man pamatyti tą akimirką. Ta akimirka tai buvo tiesiog, kad yra kažkoks atstumas ir mano sistema nepasiruošus ten eiti. Grinai, aš ką pamačiau, mano sistema nebuvo pasiruošus to metabolizuoti, nežinau, irgi koks tinkam žodis, virškinti, suvirškinti to, ką aš pamačiau. Pasiruošus. Galėtum prasiplėsti, kaip tu suvoki sistemos pasiruošimą? Tiesiog, kur būtų tą akimirką, galbūt per skaudu sau pripažinti, kad aš esu tokiam matyme tą akimirką. Per skaudu tą akimirką išeiti tiesą, tai tu kažkur iš šešėlį tiesiog nustumi tą tiesą ir tau atrodo, kad yra taip. Abstrakčiai šnekam, nes neturim konkrečios situacijos, bet tikiuosi eini kažką suprasti. Jo. Ir yra žmonių, kurie pasilieka tam šešėlį visada. Tai man visiškai. Labai ir galvoju, grinai, ir aš galiu prijaust, nes aš buvau tokiam tas kelias dienas, kol man atsivėrė ir tu tada galvoji, kad tu visiškai tiesoji. Tiesiog viskas yra gerai, taip kaip yra. Tu tiesiog supranti. Aš noriu suprasti. Bet nesupranti. Bet fucking nesuprantu. Nesuprantu, grinai. Kaip tu jauti širdim, ar tu esi meiliai, bet purest form of love. Jo, tu tą jauti, kad nesi in the purest, bet tą akimirką viskas, ką tu gali suvirškinti, tai kad dabar Esu čia. Ir tiek galiu, ne? Tiek galiu. Norėčiau būti ten, bet aš neįsivaizduoju, iš kur dabar išgimdyti tą jausmą, kai jo nėra. Ir tada, jei turi intenciją, kad bet norėčiau, kad tas ryšys būtų gyvas, tikrai norėčiau, tada per kažkokį kanalą man per Babinsaną parsiunčiu tą širdies atverimą. Ir tu irgi esi buvus, įsivaizduok jausmą per visokią San Pedro ceremoniją su šeima, irgi, kur tu tiesiog nematai prieš tai, bet kažkas duodi impulsą. Jo, tikrai. Ir tada, toks pamatai. Žinai Pamatai. Jo. Žinai, kas čia pas mane yra? Lūkestis. Aš turiu lūkesčius. Ir mane tie lūkesčiai, jie mane smaugia. Nes man atrodo, kad mes esam tiesiog crazy nušvitimo levelį, žinai. Ir kad mes galim bet kokiu momentu tiesiog pasirinkti meilę. Man taip atrodo, žinai. Nors aš tada būnti iki visko ir pati, žinai, išgyvenu, bet jo, čia yra tonas lūkestis, kuris... Kai galim, renkamės. Tikrai. Jo, okei. Nu jo, čia tokia sudėtinga tema, kuri net nežinau, čia žmonės supranta, ką mes išnekam apie. Bet jaučiu jo. Gal buvo kokia viena akimirka, kur biškit tiudį, bet... Tiesiog, ar gali... Pakomentuokit, ar suprato. Prašau, pasakykit, ar supratot, ar čia biškit reikia toning down. Ir mes labai norim pakviesti Hebrą varyti kelionę kartu su mumis. Esmė tos kelionės yra va šitą energiją, kurią aš taip jaučiu ir mesiu dar istorikus. Man jin tokia gyva, aš to irgi bandžiau perteikti, kur grinai jaučiu tokį, tiek hylinom paternus ir tą skausmą ir šią savaitę ir
tiek hilinom, bet tokią bangą pareint tiesiog įkūnymą ir Jo. gyvenimą ir prisilietimą ir kontaktą. Tiesiog grinai su erdvė, su viena kita. Jo. Ir va tokia energija ateina į mūsų kelionę, nes anksčiau mes visą laiką esam kartu. Visą laiką esam seserystėj, Jo. bendrystėj, labai gražu, bet vis tiek būna toks fokusas į save, tokius vidinius kažkokius procesiukus, ten skausmų plovimus, kažkas tokia vyksta, bet dabar toks grinai einam į gyvenimą, į kontaktą, čia nauja energija, žinau, šitoje kelionėje ir aš taip noriu, Jo. Tai žiūrėkit. kad smagiai varytume. Žiūrėkit, Hebra, mes tiesiog balandžio vidury varom į Maroką, savaitės trukmės retritui. Retritas vadinasi laisvės liepsna ir žiūrėk, kaip aš dabar leisiu savo, žiūrėk, Amanda, stebėk, kaip aš leisiu Duok savo. pasiruošti man. Žiūrėk, kaip aš leisiu savo. Visiškai leisiu savo pasakyti, kad mūsų retritai nieko panašaus nerasit. Bet facts. Tiesiog facts. Gerai, tai, o Dieve, Man kaip tavim čia lengva, leidžia? žinau, galėčiau prisijungti irgi. Nu, neseniukai, nu, yra, of course, tiesiog gerbiu visus žmonės ir visi yra amazing, tiesiog. Visi yra kiek- nuostabus. Visi yra nuostabus, kiekvienas žmogus yra unikaliai, savaip, savas, bet ką mums žmonės sako, tai kad mes atveriam žmonyse galimybę kurti, kad iš žmonių pradeda lietis dainos, kad iš žmonių pradeda lietis paveikslai, va tie crazy paveikslai iš tikrųjų. Ir esmė, kad tiesiog kiekviena moteris, kuri dalyvauja mūsų šituose transformacinėse retritų erdvėse, galų gale randa savo pačios unikalią mediciną. Tai anksčiau ar vėliau tiesiog, wow, jinai pamato savo pačios unikalią mediciną, savo pačios unikalią kūrybą, savo unikalumą, savo autentiškumą ir jinai pradeda jį įgalinti. Tai yra mūsų misija, aš tikiu, kaip kartu, kaip sesė sode. Ir mūsų retrituose, nu ką mes ten veikiam? Šiaip yra ten vaibuks belėkoks. Visų pirma, matot, mes esame dvi paprastos, bet tokios nepaprastos moteris. Patinka. Tiesiog esam žemiškos, su mums galima pabazarinti. Dangiškos. Grinai. Galima pabazarinti, galima išsiverkti, galima parepuoti, galima šokti, galim apsijungti ir sukurti magiją iš tiesiog pliko momento. Tiesiog paduok oro. Grinai iš oro, tiesiog paduok mums pliką, nuogą orą ir mes jums sukursim magiją. Taip, Konkrečiai. tiksliai, tiesiog pasakei. Ir šiaip daugiau tiesiog apie tą patį retritą: laisvės liepsna, arkliai, jūra, ugnis, daug ugnies, saulė, šokis, daina, Aistra. kūryba, meilė sau iš pagrindų ir iki paskutinio kaulelio. Tai toks vibes ir bus, kad dienom mes grinai einam į aplinką, į pasaulį, liečiamės, vibinam, prikolinam, būnam, tyrinėjam, o vakarais su tokia lizdelė moteriška, kur vyksta magija. Magija ir poilsis, ir atsipalaidavimas, ir pabuvimas su savim. Ir kadangi mes esam pastoviai nepastovios, nenuspėjamos Ir vėl nebatos. ir vėl pastoviai nebetos, mes tiesiog negalim niekada prižadėti nieko ir negalim prižadėti, kad dar bus gyvenime toks retritas, nes tiesiog jo greičiausiai nebus. Nes kažkada šiaip su šituo retritu turėjom intenciją, kad rožė dykumoj buvo praeits ir kad davai, tęsiam rožė dykumoj lai gyvuoja. Ne, tiesiog nėra nei viena tokia pat, čia nebe rožė dykumoj. Nors toj pačioj vietoj čia laisvės liepsna. Ne, čia iš vis kita energija, iš vis kits vibes, viskas kitaip, tiesiog taip. Bet žodžiu, ką jums reikia žinoti? Mes apsistosime rūmų tipo pastate, marokietiškame tradicinėme Rijade, bele kaip gražiam ir nuostabiam tiesiog. Ir ten ta energija, žinai, yra tokia, kur tas pastats yra toks labai uždars ir mes turėsim savo erdvę, savo magijai ir savo moteriškam tiesiog ratui ir vaibui. Ir mes turėsim namuose moterį, kuri gamins mums deivišką maistą palei menstruacinį ciklą. Tai jinai
dirba su hormonais, su moters menstruaciniu ciklu, ten belia kaip deivė ir magė maisto, žiniuonė ir ji mums gamins maistą. Tai OMG, tiesiog OMG. Ką dar galim papasakoti? Tiesiog labai vaibinu, man atrodo, bus labai stipri ta fotosesija su žirgais, nes ten grinai ne tik fotosesija, ten susitikim su savo instinktyvę tiesiog savastim, ta tokia gyva, laisva. Šiaip iš tikrųjų čia yra labai, žinok, Ceremonija bet yra. seniukai, ta prasme, čia iš tikrųjų yra belia kaip, wow, šits retrits, tu girdi? Šiaip tiesiog, čia labai labai lygiuojas gražiai dalykai. Aš šiandien dariau storiukus apie tai ir visur buvo 1, 2, 3, 4, kokius 5 kartus. Ar rimtai? Belia. Sulygiota, reiškia, sulygiota. Bebesota. Žodžiu, ką žinau, jeigu turis kažkokių klausimų, nu, pavyzdžiui, gal baisu, gal kažkas neaišku. Jūs bijoti vietos. Nes būna, tikrai būna ir būna moteris atvyksta. Aš labai mylėsiu ir rūpinsiuos ir mane. Aš myliu, kodėl tu taip sakai? Nes tai tu myli, bet tavo meilė yra ta priekelianti. Bet aš myliu ir jūs augat, kai būnat su Tai manim. va, Taip, aš myliu. taip tu myli, tu augini, tu taip myli, kad tu augini, tu gali tokį primės. Taip myli, kad net užaugini. Čia yra mother lion. Eik, tu Lion žinok. mother. Oh my god, aš esu mama liūtė. Taip. Ir iš tikrųjų, jo, atsimenu, Izabelė atvarė praeitą retrytą ir sako, tipo, aš galvojau, kad tu manęs nemėgsti. Gali tai pagalvoti kartais, bet čia fake. Sakau, čia fake, tiesiog, this is who I am, bet kai mane pažįsti artimiau ir susidraugauji, tada supranti viską labai gerai. Kad grinai čia žvengiam su mergom, kad Iveta deep down yra empatė. Tiesiog su labai minkšta širdim. Tai belia kaip juokinga buvo, nes tipo, mes susipažinom su nauja draugė, tokia Elena. Ella York, by the way, tiesiog. Žodžiu, ir Elena grinai tokia nustebus buvo, kai aš čia praeitą savaitgalį Molinukė. Taip ant grindų pražliumbiau 4 valandas tiesiog už visus ir viską ir taip verkiu. Ir Elena taip žiūri mane, sako, aš gyvenime nebūčiau pasakius, kad tu tokia jautri. Taip, aš belia kaip jautri, aš verkiu su visais ir pastoviai apie viską. Tikrai. Žiauru yra. Žodžiu, tiesiog here we are, multidimensional, tiesiog esame multidimensinės būtybės, esybės ir viskas viename. Multinational, taip kad Marokas global. Tai global ir jo, tiesiog davai varom, tiesiog parašykit. Bet aplamai, šiaip jeigu turit klausimų, gal kažkas neaišku, gal iš vis tipo, yra jausmas kūne, kad tipo, noriu varyti, bet nežinau, ar man pavyks, nežinau, ar man čia iš vis, ką čia daryti, bijau, nežinau, beleka, nežinau, tiesiog parašykit, pasidalinkit, nežinau, bijau, nevarysiu, tiesiog, beleka, tiesiog parašykit, pasidalinkit, mes čia esam jums, nes šitie retritai čia nėra tiesiog, o Jėzus, kažkoks ten renginuk, čia yra mūsų sielos misija, mūsų didžiausias darbas, konkrečiai kosminės transformacinės erdvės. Ir mes norim palaikyti jumis nuo pačio pirmo jausmo, kada pajaučiat, kad taip noriu varyti šitą retritą ir nežinau, ar man šis dabar čia gali gautis nuo šito jausmo iki pat to, kai grįžtat namo ir jau lagaminai padėti prie durų ir tipo blemba buvau. Ir jau gyvenat naują savim. Nu, tai mes čia visam šitam. Ačiū. Važiuojam pas Gintelį. Jo, važiuojam Gintelis lapą deepint. Deepint. Aš dar deepinsiu ten in private. Davai. Gerai. Ačiū, kad klausėt, šiaip fainiai, čia kažkaip pagalim. Aš tokia rami šiandien iš viso. Tai tokia rami su tais treningai, žinau, gerai, čia channelinė Nike ramuma. Air Max. tiesiog. Jo. Gyva. Nu, fainiai. Viskas yra gyva. Davai. Jūsų sesės odė.